Oba. A tu čia ką dabar veiki? Nepagavo Bario. Ai, tiesa, gal tu atėjai į mano sekantį tutorialą, parodyt, kaip susitvarkyti Streamlabs arba OBS ir kaip susidėliot tuos overlay, kad tavo streamas atrodytų profesionaliai. Lik po šio video ir aš tau parodysiu, kaip atsisiųsti ir susitvarkyti Streamlabs desktop arba OBS studio. Tokia vartika, atėjom prie kompo ir parodysiu, kaip nuo ko ir kaip pradėti. Gal tu esi pradedantysis streameris, gal tu esi jau streameris, o gal dar galvoji pradėjęs streamint, bet nežinai nuo ko pradėti. Ir pavyzdžiui, iš kur tos ir overlay, ar tos bakus, ar tuos bannerius, alertus ir tą visą kitą gaut. Oi tu vyras, pataikai ten, kur tau reikia, aš tau parodysiu iš kur. Ir aš tau parodysiu, kaip susitvarkyti tą Streamlabs arba OBS studio, kad tavo streamas atrodytų profesionaliai, o tai iš kur tuos overlay, ar alertus, ar pakus, ar transitionus, ar bannerius gaut. Nesijaudink, aš tau padėsiu, iš kur gaut. O iš ten. O Own.tv. Tai streameriams sukurta svetainė ten, kur turi stream overlay packus, alertus, bannerius, emotus ir viską, kas širdis geidžia. Galima pasirinkti pagal rūšį, pagal spalvą, pagal žaidimą. Galima įsirinkti bet kokį stilistiką. Spalvotą, neoninę, bannerius, witch alertus, ko tik reikia. O gal net ir jūs galite pasirinkti išvis pilną paketą, kur viskas yra įdėta. Tai va, hebra, einat į Own.tv, linkas po aprašymu, ir dar tai ne viskas. 50% išpardavimą. Tai jeigu dar paskubėsit, tai dar nusipirksi pilną paketą, o gal ir bannerius, gal kažką, ko jums reikia, su 50% nuolaida. Tai paskubėkit, hebra, ir pasidaryk ir tu profesionaliai savo streamą. Tai va, ką, keliaunam toliau. Kai mes įsirinkom, atsisiuntėm ir ką toliau mums daryti. Yra du būdai. Vienas greitas, kitas toksai nėra super greitas. Atsidarom Streamlabs desktop, jeigu mes tą naudojam, arba OBS studio, tai ten bus principas irgi tas pats, hebra, nieko nesikeis. Ir kai mes atsidarom ir atrodo tai tuščia, nieko nėra. Keliaunam prie nustatymų, Scene Collections ir Import Overlay Files. Ieškom ten, kur pas mus yra atsiųstas tas packas, tas mūsų overlay. Desktop'e ar kažkur atsidarom, susirandam, tai mano yra Brave Series. Taip, paspaudžiam taip, Quick Start, Streamlabs Import, paspaudžiam ir bam, ir viskas. Čia yra, hebra, ne animuota, čia tiesiog yra paprastas yra. Bet jeigu, hebra, norit animuotos, tai mes pasirenkam kitą. Paspaudžiam, taip, vėl Scene Collection, Improve ir paspaudžiam Animated. Ir bum, hebra. Ir animuotas. Mes galima prie Brave Series grįžti prie neanimuoto arba prie animuoto. Taip, čia Talking Scene, čia iš karto jau viskas čia paruošta. Čia tik tai pasijungit kamerą. Oi, pardon, hebra. Chatas, viskas jau, alertai jau yra paruošta, Stream Labelas irgi paruošta, viskas jau yra pajungta, tik beliko susidėti kamerą ir viskas, hebra, ir jūs pasiruošę streamint. Nu, aišku, čia gali pakoreguoti šituos, kad nesi to, ko labiausiai jūs nenorit, tam Stream Labels. Bent aš asmeniškai minimaliai šituos naudoju, tai šiuos kaip ir deletinu, alert boxus paliekam, naudojam du arba su žaliu ekranu, arba be žalio ekrano, tai mes galim naudoti arba su, arba be žalio ekrano, o jeigu jūs kaip yra be žalio ekrano, tai šitą galit ištrinti irgi. Tada ištrinat šitą ir palauk, ir šitą. Tada mes sukuriam
Display capture device. Kamera. Paspaudžiam spynutę, užrakinam ir alertus boksus, nežinau, galima čia per vidurį palikti. Ir kamera. Arba, kaip jums įdomu, arba į kairę, arba į dešinę, kaip jums čia noras leidžia. Jūs galite jį padidinti, sumažinti ir tą jūs savo radot, paspaudžiat užrakint ir viskas, hebra. Ir jau jūs pasiruošę streamint. Ir tas pats su Talking Scene. Irgi tas pats. Čia jau viskas paruošta, kad tik tai mums čia reikia įjungti Display Capture. Sukuriam naują. Ir nuleidžiam apačion, kad kamera gražiai atrodytų. Tas ekranas. Ta animacija, kad būtų viršuj, o kamera apačioj. Ką aš turiu omenyje? Kai kamera apačioj, po tuo animuotu, tai kamera arba monitorius jisai apačioje. Ir žymiai gražiau atrodo. O jeigu būtų atvirkščiai, tada kamera arba vaizdas tos monitoriaus būtų viršuj. Ir kaip ir uždengia visą vaizdą. Kad mums to nebūtų, tai mes nuleidžiam jį apačioj. Pritraukiam, kiek mums to ko reikia. To dydžio, arba kaip mano monitorius ten turi ten kaip iškelį ultravaidas toksai. Bet mes padarom tokį. Laikom Alt. Ir laikom ir galima jį nukirpt. Jeigu mums to nereikia. Taip, čia mes laikom. Taip. Irgi užrakinam. Stream labels irgi užrakinam, kas mums nereikia. Užrakinam, kad netyčia nepaspaust. Ir bum! Hebra. Ir viskas. Čia vienas iš greičiausių būdų, kaip pasidaryti. Ir kaip transition tuos vadinamus perėjimus padaryti. O paspaudžiam čia va hebra. Einam į Edit Scene Transition. Taip, Global, tai čia toksai kaip ir Add, mes norim savo įdėti. Cut and Fade, ne? Toksai fade'as. Taip galima, kaip sakom, galima mes reguliuoti, kaip čia kokį mes gal fade colors. O gal jūs, hebra, norit Stinger? Gal jūs turi savo? Browse. Einam į Brave, kur mes atsisiunčiam, failai. Ir transitionai. Ir yra transition. 800 daroma, ne? Ir dabar kaip? O? Idealiai. Ir žiūrėkite, dabar turim perėjimą. Nes ten, kai jūs pirksit tą visą paketą, ten viskas bus. Ir bam, hebra, ir turim transitioną. Nalo gražiai atrodantį. Ir viskas. Ir galit, hebra, pradėti streamint. Paspaudžiat live, kuris ten streaminat, pasijungiat. Ir viskas, hebra. Ir jūs on. Taip, dabar antras būdas. Parsiputėt, parsisiuntėt ir nieko nėra. Kaip jūs dabar norit pasidaryti, kaip tuos pasidaryti scenas. Tai va, susikuriam. Taip, pavyzdžiui, tipo, streamo start. Čia vienas transition. Šitą galima ištrint. Tada streamo startas. Gerai, tada live. Antrą darom. O tada live. Tada pokalbiai gali būt. Pauzė. Ir end.
Čia jūs galit savaip užsivardinti, kaip jums kas, kaip įdomiau. Tai va, streamo start. Tai mes dabar keliaunam į source, paspaudžiam plus ir media files. Tada čia galima ir nevardinti, jo galite ir persivardinti, kaip čia jums aktualiausia, kaip čia jums įdomiausia. Tai va, add source, paspaudžiam ir svarbu, kad būtų local files ir ant loop, kad jisai kartotųsi. Paspaudžiam browse, tada keliaunam ten, kur mes atsisiuntė browseries, files ir dabar ieškom animated anti-permission banners. Paspaudžiam, dabar mums reikia dabar live padaryti. Starting stream, ne? Yra dvi. Su socialinio tinklu reklama arba yra clean. Pasirenkat, kas jums labiau patinka. Dauguma norės, kad būtų su socialinio tinklų gal. Ten Facebookas, YouTube'as ir Twitteris, jeigu ten turit. Norit tai padaryti, ne? Ir dabar norit padaryti su socialiniu tinklų. Dabar mums reikia tekst. Ten pavyzdžiui Paul Dizo, ne? Socialinis tinklas ten bus. Pavyzdžiui. Paul Dizo. Ne, ten tipo, aš ten vadinuosi. Nu, jūs čia savai pasivadinsit. Ir gal čia va spalva nepasikeis. Pavyzdžiui, pagal stilistiką ten raudona, ar kaip ten, ar balta, ar kažką ten tokio, žinai. Ir va, pavyzdžiui, YouTube'as, ne? Savo, taip va, bats, tą tekstų įdedat. Taip, dabar ten. Ir taip ir pasikartojot tą patį. Ir parašėm. Ir dabar mums reikia įdėti kituose. Į ką mums dabar reikia? Ir mes galim padaryti greičiau. Padarom copy ir paste duplikatą padarom. Oi, grįžtam su duplikatą ir vėl padarom copy, duplikatą vėl. Ir tai va sumetam ir bam. Ir ką tai reiškia, kai mes padarom kopiją duplikatą? Mes galim keisti, pavyzdžiui, ten Twitteris mes vadinamiems kitaip ten, žinai, ten bla 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 bla, done. Pavyzdžiui, mes YouTube'e dar kitaip, ten pasivadinam ten taip, va, ne pasivadinam, o gal mes dar vadinamiems kitur ten taip vadinamiems. Ir viskas, ir tiesiog su spinutėm užsirakinam ir viskas. Socialiniai tinklai jūsų uždėta. Dabar einam keliaunam prie live. Ką mums dabar reikia? Mums dabar reikia display capture. Mes tada šitą monitorių, kaip pas mane ultravaidas, ten 2560 ant 1080, tai pas mane kaip ir bus tie rėmai, o tie pas jūs kaip bus ant 1080, ant 19, ant 6, man atrodo, monitorius, tai pas jūs bus taip va, gražiai bus. Užims gražiai rėmus, tai aš padarysiu taip, kad atrodytų gražiai. Užrakinam. Tada, ką mums reikia? Mums dabar reikia... Taip, mums reikia dabar LR boxus paspaudžiam. Pasistatom. Čia galim prasitestuoti. Jau veikia, matot. Nu, čia mano bus alertai, bet tai čia pagal norus ten galite pasidaryti individualiai pagal jūsų skonį, kaip čia jums susitvarkyti. Tai va, paspaudžiam taip. Į ką mums dabar reikia? Alerts padėjom, monitorių pasistatėm, dabar mums reikia kamerą, mums reikia, jo. Dabar mums reikia kameros, ar ne, VLCD ir keliaunam prie Media Files. Keliaunam prie Media Files, galima sukurti naują, galima pasivadinti, kad webcam, kad žinot. Paspaudžiam Add. Tada keliaunam prie Browse, tuo mano transitiono ir kurtas webcam. Ir galima pasirinkti kelis būdus. Arba su žaliu ekranu, bet tai čia apačioje yra.
Čia pagal skonio reikalą. Arba tiesiog jau plika jau be. Arba tokį galima pasirinkti su žaliu ekranu. Šį kažkaip tai gal galvoju, gal irgi pasikeist kažką ten tokio su donatais ir visa kita. Gal pasikeisiu, o šiaip mes galim bats tokį ką visai plika su kamera. O overlayus į ten paspausim video capture device, tai čia mūsų bus kameros source, tai čia mes pasirinkam savo kamerą, tipo Evermedia ir mes į tą rėmus įstatom. Ir čia baigiam. Tada pokalbiai. Tas pats irgi. Media files, sukūrėm naują. Galima vardinti, galima nevardinti, tai čia jūsų skonio reikalas, kaip jūs norit. Spaudžiam browse ir susirandam, kaip keliaunam prie animated banners. Tai čia, nežinau, gal ten bus pas jūs gal kažkaip kitaip, gal bus užvardinta, bet susirandat. Jūs galite daryti taip, animuotą arba neanimuotą, arba su žaliu ekranu, tai čia jis gali būti toks, jau paruoštas, arba su kamera, čia, nu, galim ir taip paruošti. Taip, šitą paruošiam, ir tą patį irgi galima alertus, galima alert box, jau galima jau tą jau naudotą paspaust. Oi, ir visada hebra, kad neužmirškit ant lūpų paspaust, kad jisai kartotųsi video. Alertą boxą pastatėm. Tada mums reikia tos kur tas display capture karto. Ir kad gražiai atrodytų, mes galima jį po apačiu paldėti. Oi. Po apačiu. Laikom Alt ir pelę, mes galim apkarpyti kiek mums reikia ir bam, kaip gražiai atrodo. Į tuos rėmus gražiai susieina. Ir užrakinam. Ir mums dabar reikia chatą, mums dabar reikia irgi ieškam, kur tas chatas yra. Pam. Ir kliaunam prie widgets, ne? Chatbox. Čia clean. Ir įtelpdinam į tos mums rėmus. Gražiai. Op. Čia reikia tiesiog pažaist, kaip jums gražiau tas visą kitą atrodo. Čia mes jūsų susitvarkėm. Ir mums reikia dabar stream labels. Tai čia irgi bus widgets. Kurti mūsų event list. Kurti stream labels. Stream labels. Pats. Pavyzdžiui, kai man last donation, ne, mes tai čia galim taip pasidėti, ne. Čia Gedas Pociūnas man užneitino, čia toksai kaip top all time donatorius, čia galima monthly donatorius pasirinkti, season top donatorius, arba 30 dienų, top 10 all time, tai čia parodys ant visų žmonių, nu ir taip ir susidėliosit, hebra. Taip, sponsorius, subscribai, mostly received subscribers, nu Rosie, ne? Tipo bach. Ir čia galima iš karto ir spalvą pagal overlay ten pasikeis, pavyzdžiui, raudonus, ne, man ten patinka. Ir kaip įdėti, kad būtų gražiau, kad judėtų. Galima ką paspaus dešiniu, einam filtrai, edit filtrai ir kažką įdėti. Pavyzdžiui, scroll. Galima greitai pasirinkti po kur tenais. Arba į kairę, arba į dešinę. Ir kad gražiai atrodytų,
dar keliaunam prie custom. Tipo, kiekvienas. O, palauk. Ir 500. Oi, nepalauk čia. 100. Čia 500, ane? Galima ir 100 ant 500 ant 100, ne? Ir kaip tik, va, žiūrėkit, hebra. Ir galima čia biškai pareguliuoti. Ir op. Ir žiūrėkit, ir kaip tik ir užtaikėm. Ir gražiai, taip, animuotai veikia Streamlabers. Taip, to galima dar biškai dar apačio, nes per aukštokai, sakyčiau, šiek tiek. Ir taip visus ir susitvarkom. Keliaunam prie pauzės, prie mediją, sukūrėm naują, tai čia galima ir vardinti, ir nevardinti. Taip, susirandam vėl Brave. Susirandam. In the permission bannerį, ne? Mums dabar kas? Dabar mes prie pauzės, ne? Ir susirandam cleaną arba ne. Susimetam. Ir su endstream tas pats irgi. Source. Ir neužmirstam, kad būtų unloop. Gal ant pauzės, gal ten unloop gal neusidėjama, ne? Jo. Ir neužmirstam, hebra, kad unloop būtų. Nes kitaip jisai video nesikartos. Ir palauk, dabar ko man reikia ant end, ne? Pauzė ir starting clean, arba ir ended. Ir viskas. Tai va, hebra, tai nežinau, tai jeigu buvo naudingas šitas video, tai paspaudžiam like ir subscribe mano YouTube kanalą. Ir jeigu kažkokių turit pastebėjimų, o gal turit klausimų, tai visada man rašykit komentarą po šiuo video. Rašykit, bandysiu atsakyti, pagelbėti. Tai tiek. Gero vakaro, geros dienos ar ryto, gero poilsio visiems iki, hebra, ir peace iki kito video.